Kviečiame į vasaros stovyklą Dieviški susitikimai. Stovyklos tema – Ramybė audroje. Stovykla vyks Liepos 24-28 dienomis Jadagonių kaime Pušyno poilsiavietėje. Visą informaciją rasite internetinėje svetainėje malonibanga.lt. Meniu juostoje paspaudę skyrelį Stovykla. Arba nuskaitykite QR kodą. Na va, atėjo Dievo stebuklas pas jūs iš tikrųjų. Kažkaip, kai sužinojau, kad bus stovykla, jokių abejonių nebuvo, kad reikia čia būti, absoliučiai. Pirmas registravausi, net neužregistravo, nepavyko. Ačiū Dievui, susiskambinau, dar sirkiai persiregistravau. Ir laukiu tos stovyklos, galvoju, čia kažkas turi įvykti, bet jokio supratimo neturiu, kas čia vyks. Ir prieš Krikšto dieną, čia Martinas pasidžiaugė, vienu žodžiu, krikštinsi, mano dukra krikštinasi, valio, sakau, valio, viskas gerai. Ir pareinu į kambarį, atsigulu, miegas neima. Pasiimk savo kryžių ir sek manimi. Pasiimk savo kryžių ir sek manimi. Ką tai reiškia? Ką tą kryžių, ką tai reiškia? Ryte išlipu iš lovos, jau praušę, nueinu į tualetą, atsisėdu. Mirk pasauliui, prisikelk man. Nu gerai, supratau, ačiū, išėjau, čia su visais dalinuosi. Kaip čia prakalbo man pagaliau viešpasis, nes niekad nekalbėjo. Ateinu, Martinas, mirk pasauliui, sak paskui mane. Aš sakau, nu jo, čia jau turbūt man, kad jau antrą kartą girdžiu, bet dar turiu viltis. Žmona sėdi, sakau, einu paklausiu, sakys, ką tu čia kvailelį darai, žinai, ne. Prieinu, sakau, žinai, tu pasimels, pagalvok, čia pasakysi man. Nu, ir viskas, aš nesakau ten. Jinai, žinoma, kad. Ir va, prieš jūs naujas kūrinys, Kristuje. Kviečiame į vasaros stovyklą Dieviški susitikimai. Stovyklos tema – Ramybė audroje. Stovykla vyks Liepos 24-28 dienomis Jadagonių kaime Pušyno poilsiavietėje. Visą informaciją rasite internetinėje svetainėje malonibanga.lt. Meniu juostoje paspaudę skyrelį Stovykla. Arba nuskaitykite QR kodą.